Dalykai, kurių nereikėtų daryti kino teatre. Garsiai neskaityti titrų. Garsiai siurbti paskutinius Coca-Cola lašus pusvalandį. Neprašyti šalia esančių žmonių pateikti savo atsiliepimų apie filmą. Neprašyti toli esančių žmonių pateikti savo atsiliepimų apie filmą. Stengtis atkartotis visus veiksmo filmuose rodomus kovos menų judesius čia pat salėje. Stengtis ant ekranų su rankos šešėliu atvaizduoti vilką. Stengtis paimti keletą spragintų kukurūzų iš vieno žiūrovo ir įdėti juos kitam. Eiti į bet kurį Saulėlydžio sagos filmą. Garsiai pradėti šaukti, kai filme pastebi klaidą ir prašyti kino teatro, kad jie atgal atsuktų filmą ir visiems parodytų. Bandyti pravesti savo 8 metų vaiką į siaubeką, bandant įtikinti kasininkus, kad jis tavęs neklauso ir čia jo bausmė. Gražinant 3D akinius atiduoti 2 poras ir nieko nekomentuoti. Pasiemant 3D akinius paklausti, ar jie galėtų atlaikyti laisvą kritimą iš 4 metrų aukščio. Garsiai priekaištauti, kad kino teatre nepardavinėja geriausių bordo vynų. Po filmo stengtis kuo greičiau išeiti iš salės, argumentuojat, jūs be manęs kelio nerasite. Koja susidėti ant žemiau esančios sėdynės. Kai kas nors bando praeiti pro jūs, ištiesti kojas į viršų ir pasiūlyti pasportuoti peršokant jas. Kai filmo metu vyksta sprogimus, garsiai pareikšti, kad savo kieme per naujus buvote ir didesnių padaręs. Pagrindinių veikėjų bučinio metu garsiai sakyti Išeinant iš kino salės visiems žiūrovam pasiūlyti susitikti kitame seanse. Per pradžioje rodomus anonsus apsimesti, kad jau nebeprisimeni, į kokį filmą atėjai. Gestam šviesoms šnapždėti kaimynų jausį. Aš žinau, kur tu gyveni. Baigiantis kino seansui likti sėdėti savo vietoje apsaugai pareiškus, kad manęs ateis pasiimti per kitą seansą. Filmo metu pardavinėti riešutus iš Maksimos. Pilnai salėje esant stengtis užimti vietą savo striukiai ir krepšiai. Medituoti. Šaipytis iš verkiančių žmonių per liūdną filmą. Nusipirkti bilietą ir tuoj pat jį suplėšti, sakant, jūs dabar nežinosite, kur aš tada būsiu. Rodant erotiškesnę sceną bandyti uždengti kaimynams akis. Garsiai girtis aplinkiniams, kad 6 klasėje mokyklos spektaklyje vaidinai Pinokį. Kiekvieną kartą mirus kokiam veikėjui veiksmo filme uždegti žvakutę ir ją iškelti į viršų. Prieš filmą išsiaiškinti visą sužetą ir aplinkiniams papasakoti prieš pat pradžią. Stebėtis, kaip žmonės nemoka paskutinių 10 metų Oskarų laimėtojų mintinai. Per animacinį filmą garsiai spėlioti, koks balsas kokį aktorių primena. Filmo metu pardavinėti laikraščius. Paprašyti sustabdyti filmą, kol jūs nueisite į tualetą. Veiksmo filme pagrindiniam veikėjų prašovus pro šoną prasidurti kečupo maišelį ir vaidinti pašautą. Kiekvieną dieną tą pačią valandą eiti į tą patį filmą ir prašyti tos pačios vietos iki pat jo rodymo pabaigos. Apsimesti kontrolieriumi. Filmo metu išsirinkti eilę ir ją vaikščioti pirmyn atgal, apsimenant, kad kažką pametėte. Per žmogaus voro premjerą bandyti užlipti ant ekrano. Ir gestančių visoms pradėti dainuoti lopšinę. Stipru, draugai! Velniai griebtų stipru. Benjaminas iš Alytaus. Ačiū tau labai. Draugai, mes turime labai gerą pasirodymą. Pabandykime dabar jį įvertinti kažkokia tai piniginė suma. Ir tada paklausime paties Benjamino, kiek jis mano, kad galėjo uždirbti štai šio pasirodymo metu. Komisija jau papaišė savo. Tu žinai mūsų taisyklės, kad jeigu tu užsikelsi savo kartelę per aukštai, tai dėja gausi... Gerai, tvarkoj, tai tu jau žinai, ne? Taip. Komisija, ar mes jau turime jūsų rezultatus? Benjaminai, kaip manai, kiek buvo vertas tavo šis pasirodymas? Aš galvoju, kad 600 litų. 600? Taip.
Labai rimta, bet aš... Gerai, net nesakysiu, kiek kartų būčiau skyręs, bet pabandykime dabar išsiaiškinti, kiekgi mūsų komisija skiria. Pradėkime gal nuo Violetos. O, labai gera pradžia, 330 litų, draugai. Violeta, kodėl tiek daug? 330 faktiškai vos ne aukščiausia kartelė, ką aš galiu asmeniškai duoti, nes ką tu pasakai, aš mačiau lietuvišką byną kino teatre, man tai buvo jokių, tu iš tikrųjų nerealus. Gerai, ačiū labai Violeta. Vitalijau. Buvo viskas stipru, aš tik bijojau, kad pas tave dar vienas lapas liko. Galvojau, jeigu jau pradės nuo kalno eiti, tai bus silpniau. Privalėjau duoti daugiau pinigų, bet daviau skyriau tiek pinigų, nes, aš galvoju, kad gal yra Lietuvoje, kas galės geriau. Tai yra 280 litų. 280. Viskas, misija įvykdyta, draugai. 600 litų jau priklauso Benjaminui, nes 610 litų jau yra iš mūsų komisijos. Pažiūrėkime, kiekgi tu galėjai spėti. Asta, kiek buvo vertas Benjamino pasirodymas? Aš bevėlyčiau, kad Benjamino pasirodymas yra neįvertinimas pinigais. Visų pirma, kad tai yra profesionalu, jūs nesat profesionalas aktorinėme, bet jūs padarėte profesionaliai to, ko nepadaro baigę aktorinį. Tai aš bevėlyčiau ją daviau dėl, kad jūs įsitektumėt į savo kuklų įvardinimą sumos, bet jūs ją gausit. Taip. Klausyk, Benjaminai, tu laimėjai ką tik 600 litų, nors galėjai spėti ir 830 litų. Taip. Draugai, nuostabus laimėjimas, pasveikinkite šį fenomenaliai talentingą bičą. Babutė, atneškite Benjaminui jo pinigus. Ir šitų babutės paskolos pinigų tau nereikės grąžinti, jie jau yra tavo. Ačiū tau labai. Velniškai geras pasirodymas.